Taigi, prisirišome pagrindinę virvę. Kartais būna taip, kad atstumas tarp medžių būna ilgesnis, negu kad turime tarpauliną ir prireikia jį ant tos virvės įtempti. Tam panaudot galim vadinamą prusiko mazgą. O jis yra pakankamai paprastas, tiesiog perlenkiame virvelę per pusę, perlenktą galą tiesiog dedame virš virvės ir du galus ištraukiame būtent per tą kilpą. Ir tą dalyką padarome antrą kartą. Ir kad būtų dar tvirčiau, būtent taip daro alpinistai, vėliau parodysime, galime perkišti dar trečią kartą ir iš viso gauname kaip šešiagubą tokį mazgą, nemazgą kilpą. Ir kaip veikia šitas tvirtinimo būdas, būtent taip, kad jį galime pastumti į vieną ar į kitą pusę labai nesunkiai. Ir prie, tarkim, šito galo pririšę tarpaulino kraštą, jį labai lengvai įtempsime, o tarpaulinas nuo savo svorio jisai atgal jau nepavažiuos. Tiesiog šitas mazgas pats savaime užtempia ir atgal neatsitraukia. Būtent, kaip ir minėjau, šitą prusiko mazgą taip pat naudoja alpinistai, kopdami į viršų virvę, kai reikia tiesiog pritvirtinti kilpas, į kurios statomos kojos ir traukiamos į viršų ir taip yra kopiama, kai nėra galimybės įsitvirtinti kažkaip į uolą ar į kitą paviršių. Būtent dar kartą pakartoju, per kilpą praveriame du galus laisvus, tada paimame dar per vidurį, prakišame antrą kartą ir kad laikytųsi dar tvirčiau, padarome tą patį trečią kartą. Tiesiog šitas mazgas užsitempia. Ir kaip matote, į apačią ir į viršų jisai labai nesunkiai traukiasi, bet jeigu tą patį pabandysime padaryti už pačios virvės, tiesiog mirtinai laikosi. Ir kaip ir minėjau, alpinistai turi jau iš anksto paruoštas tokias kilpas, surištas virveles, mes dabar tiesiog paimprovizuodami galim surišti antrą laisvą galą vadinamų kvadratinių mazgų. Ir tiesiog principas yra toksai, kad į kilpą yra statoma koja ir taip yra kopiama virvė. Tarkim, jeigu turime du tokius mazgus, antrą turime čia, jį galime patraukti, statyti kitą koją, tuo tarpu tą koją atlaisvinti, mazgą vėl pakelti į viršų ir taip yra, būtent taip galima užlipti virvė į viršų.